Tai ačiū šiandieną visiems susirinkusiems. Džiaugiamės, kad nepabūgot pasikeitusio oro sąlygų ir tai, kad yra ankstyvas šeštadienio rytas, galbūt jūs turėtų būti planų, bet džiaugiamės, kad galime jūs matyti visą Lietuvą susirinkimuose, kurie organizuojami vieną kartą per mėnesį, į mėnesio pabaigą, kuriame nors Lietuvos mieste. Aš esu teisininkė Nendrė Černiauskienė ir pristatau jums verslininkę Jūratę Rusteikę. Su mumis kartu taip pat signataras Zigmas Laiškula, nuotoliniu būdu. Ir šiandieną pagrindinė mūsų tema, susitikom, tai besiartinantis referendumas. Sakykite, Jūratė, jūs žinote, kad bus referendumas? Taip, žinau, čia daugelis žino, kad bus pirmais prezidento rinkimais referendumas. Nes daugelių žmonių yra naujiena, kad jie nuvykę balsuoti gegužės 12 dieną turės gaus ir dar vieną biuletenio lapelį, tai yra referendumo lapelį. Ir šiandieną kalba eina apie tai, koksgi ten bus referendumas kartu su prezidento rinkimais gegužės 12 dieną. Tai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnis skelbia, kad valstybės pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis, kad pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. Tai kodėl reikia keisti šią konstitucinę nuostatą? Kokios turimos mintis jums kaip žmogui, Jūrate, vis tiek besisukančiam versle, kad ir smulkiam versle, bet vis tiek versle, kokios mintis jums kaip žmogui, kuris dalyvauja aktyviai politinėje veikloje, siekia užtikrinti ir smulkaus verslo išlikimą? Man iš tikrųjų, pamačius įstatymo projektą apie referendumą, kur įstatymo dar net nėra sugalvota, turėtume užbalsuoti už tai, kad sutinkame su įstatymu, kurio dar nėra sukurta. Pirmas mintis, kam reikalinga žmonėms daugialypė pilietybė, kelių šalių, ne vienos, ne dviejų, netgi galbūt ne trijų. Kitas dalykas, jeigu žmonės gaus tokią pilietybę ir pas mus gyvens ir pavyzdžiui karo atveju, įdomu, už ką jie eis kariauti, ar už vieno šalies, kur yra pilietis, ar už kitos šalies, nes pavyzdžiui turint, sakykime, kad yra tokia sumodeliavo situacija Rusijos pilietybė ir Lietuvos pilietybė ir karo atveju, įdomu, tas pilietis už ką jis kariauti. Ar pavyzdžiui, jeigu Rusija pakvies, sakykime, nebūtinai Rusija, galbūt Ukraina, ar kažkas kitas, pakvies ar ten Korėja, sakykime, į karą ir mūsų pilietis eis kariauti prieš kažką, tai kaip tai bus žiūrima kitų šalių, ar tai jau gausis, kad Lietuva kare, ar ne, nes, pavyzdžiui, jeigu žiūrint, kad ir NATO yra kažkokie įsipareigojimai, 5 straipsnis, ar tai nesikirs su 5 straipsniu? Kaip jūs kaip teisininkė galvojate? Iš tiesų šita mintis dėl dvigubos pilietybės pradžioje sklando pakankamai senai, tačiau kodėl dvigubos pilietybės užmanymą tam, kad išvykę iš Lietuvos Respublikos piliečiai išsaugotų savo pilietybę, kodėl šį užmanymą reikėjo pakeisti daugia pilietybės užmanymą? Na, pirmoji mintis, kuri ateina į galvą, tai yra tai, kad LRS LT puslapyje gulintis naujasis pilietybės konstitucinis įstatymas, projektas paremtas komisijos, pateikti išaiškinimai dėl to įstatymo, kodėl jisai toks turi atsirasti. Tai pirmoji mintis kyla, kad mes pirmajame skirsnyje turime nuostatą dėl to, kas yra Lietuvos Respublikos pilietis, referendumo būdu, pakeisdami šią nuostatą su kitokiu leidimu, visam kitam mūsų valstybės gyvavimo periodui atiduodame teisę
tik Seimui spręsti, kas yra Lietuvos Respublikos pilietis. Jeigu anksčiau mes visi balsavom 90 metais už Konstitucijos įteisinimą, įtvirtinimą ir labai buvo aiškiai pasakyta, kad pirmame skirsnyje esančios nuostatos keičiamos tik referendumo būdu. Na, jūs žinote, kaip sunku tą referendumą inicijuoti piliečiams, reikia 300 000 parašų. Tai šiuo atveju naujai pasirodęs toksai gurmaniškas, skanus šaukimas, kad pilietybės išsaugojimo referendumas, jisai akivaizdžiai apgauna mus visus tuo, kad visą kitą kartą, visais kitais kartais Seimas galės spręsti, kas gali būti piliečių ir ar turėsime daugiau sluoksnę pilietybę. Sakykite, kaip jūsų aplinkos žmonės Jūratė vertina pasirinkimą referendumui, ar žmonės žino daug informacijos, ar su kuo kalbatės, susidūrėt su to, kad žmonės net nežino, kad atėję gegužės 12 susidurs su nauja aplinkybė, tai yra turės balsuoti, arba vienaip arba kitaip. Kiek teko šnekėti, tai žmonės nežino, kaip balsuoti nežino, ką tai pakeis nežino. Kažkas kalba, kad tai yra ruošiama tam, kad prigyvendinti musulėnų, čia toks yra žargonas, pabėgėlių, panašiai kaip priintegruoti į Lietuvą, arba gal, kad, sakykime, gautųsi, kad Lietuvoje yra ne 3 milijonai, ten 2,5, o 10 milijonų, ir neaišku, kas rinktų valdžią, ir mes esame slenčio, kad būtų balsavimas elektroninis. Šiuo metu, pavyzdžiui, kad jeigu yra tokios kalbos, žmonės kalba, kad mūsų bankai yra tik vienas bankas, lietuvių yra Šiaulių bankas, o visi kiti yra skandinavų bankai. Ir dabar pasirašom, pavyzdžiui, netgi už prezidento rinkimus, už kandidatus, Svedas, sakykime, blokuoja pasirašymą už tam tikrus kandidatus. Buvo ir per savivaldybių rinkimus, kad žmonės negalėjo pasirašyti už tam tikrus kandidatus iš Svedo, už partiją, sakykime, iš Svedo banko ar iš kito. Tai ar tai nebus, kad balsuos botai? Sakykime, tai tokia nuomonė yra daug, kiek aš tikrųjų. Ir labai džiaugiamės, kad kartu šiandieną su mumis signataras Zigmas Vaišvila. Ar mus girdite, gerbamas signatarė? Labadiena, trūkčia, bet daugmaž supratau. Mes jūs girdime puikiai. Tai žodis jums ir tiesiog apsibrėžkime galbūt tik tai laikė, kad mes techninę pertrauką turime 13:15, tai drąsiai Zigmai beveik visas laikas, iki 13 valandos tikrai jūsų, prašom. Sveiki, tai ruošiant pasiūlymą, kaip reikėtų paaiškinti žmonėm šį referendumą, buvo pabandyta sukoncentruoti mintis. Žodžiu, vertinti šį referendumą tai yra apgaulė, nes populistiškai kalbama apie tai, kad reikia įvesti daugybinę pilietybę, tačiau referendumas yra ne dėl to. Referendumo keičiamas Konstitucijos 12 straipsnis, išimama antroji jo dalis, kuriame nustatoma iš esmės, kas negali būti Lietuvos piliečių. Pilietybės įstatymas pavadinamas konstituciniu ir lyg tarp kitko trečioje dalyje, paskutinėje dalyje naujos redakcijos siūlomas bandoma įrašyti, kad atvejus, kad suteikia ar atima pilietybę, taip pat nustato konstitucinis pilietybės įstatymas.
pats konstitucinis pilietybės įstatymas neteikiamas balsavimui. Na, nuo 92 metų, kaip mes matom, įstatymai nėra teikiami referendumai, net ir valdžios balsuojami. Yra teikiami sakinukai įvairūs ir panašiai. Šią savaitę bendravau su Zita Šličyte, kuri dalyvavo Skuode susitikime su Seimo nare Asanavičiūte, neatsimenu jos vardo, bet jie yra buvusi Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, Tėvynės sąjungos sąraše patekusi į Seimą, šios kadencijos Seimą. Melagingai kalbama apie tai, kad čia yra daugybinės pilietybės referendumas. Melagingai žmonėms aiškinama, kad tauta neturi teisės priiminėti konstitucinių įstatymų. Konstituciją gali keisti, gali priimti konstitucinių įstatymų, kurie įrašomi į 150 konstitucijos straipsnį, tariamai negalima priimti. Zita energingai susirėmė, Zita Šličytė su Asanavičiūte. Diskusija baigėsi to, kad Asanavičiūtė pasakė, čia mano paskaita ir aš aiškinsiu, ką galima, ką negalima. Tai tokia yra logika, tai jinai išduoda visą šitą melą, teisinio argumentavimo nebuvimą ir siekį, kad viską toliau spręstų tik tai Seimas. Netgi tokių svarbių klausimų kaip Lietuvos pilietis. Tai nelabai ką galėčiau pridurti, nebent tą formuluotę siūloma galima būtų paredaguoti, kad aiškiau, suprantamiau būtų kiekvienam žmogui. Tačiau svarbus yra du dalykai. Ta žinia skleisti žmonėm ir reikia dalyvauti agitacinėse laidose. Tam reikia pateikti prašymą VRK ir rašyti, kurioje laidoje norima dalyvauti. Yra sudarytas paskelbtas VRK LT laidų tvarkaraštis. Galima pasiklausyti vaizdo ir radio ir garso įrašų apie radio ir televizijos agitacinės laidas, kurios jau įvyko tame pačiame VRK puslapyje. Na ir galima užsiregistruoti, agituoti už ir agituoti prieš. Aš manau, tai reikia daryti. Tik reikia paprastą prašymą pateikiant VRK, nurodyti, kokią organizaciją atstovauja norintis dalyvauti laidoje. Kviečiama po 3, man atrodo, dalyvius už ir dalyvius prieš. Kitas dalykas, pats konstitucinio įstatymo projektas, kurį ruošiasi po to priiminėti Seimas, jeigu pavyks šis referendumas. Aš dabar negaišinsiu jūsų laiko, jis pateikta nuoroda į jį, gal jau ir skaitėte. Trumpai pasakysiu esminį dalyką. Ten kalbama apie tą vadinamą euroatlantinės integracijos šalis, bet juose gyvenantiem Lietuvos piliečiam nebūtų atiminėjama pilietybė, jeigu įsigytų kita pilietybė, Lietuvos pilietybė ir taip toliau. Aš pasakysiu labai paprastai, kad šitos abstrakčios formuluotės neturi teisės būti Konstitucijoje. Ar per konstitucinį įstatymą, ar dar kažkaip kitaip. Nes mes galime remtis tik tai tuo, kuo mes kaip valstybė, kaip tauta atsispiriame mūsų konstituciją. Jeigu ją pradėsime kaišyti neaiškias formuluotės, tai yra labai paprastas pavyzdys. Aš jau nekalbėsiu apie mūsų pseudo stojimą į Europos Sąjungą. Pateiksiu labai paprastus 2 pavyzdžius. Austrija yra Europos Sąjungos narė, tačiau nėra NATO narė. Norvegija yra NATO narė, tačiau nėra Europos Sąjungos narė. Tai dabar prisiminti, atlantinė integracija apima tas 2 šalis, pavyzdžiui, ar ne. Kuo kalti Lietuvos piliečiai,
kurie gyvena Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, o čia prie pat sienos, lietuviškoje saloje. Kuo jie kalti yra? Kodėl jie yra kitokie? Konstitucija gina Lietuvos piliečius ir turi ginti Lietuvos piliečius, o neaiškias sąvokas, kas turi teisę į Lietuvos pilietybę. Dar noriu pridurti, kad ką aš dabar turiu aiškinti tas, kas jau matosi. Nepropagandiniuose Lietuvos žiniasklaidos portaluose. Akivaizdžiai matosi, kad Europa restruktūrizuojasi, nežinom, kas su kuo bus ir kaip, kad pasaulis persidalina, kas kieno pusėje bus, nėra aišku, kas su kuo kariaus ar nekariaus, nėra aišku. Ir diskutuojant apie tai, kaip galima išspręsti dvigubos pilietybės klausimus, 2018 metų rudenį aš lankiausi Čikagoje lietuvių kvietimu ir jie su jais diskutavo, jiem tai aktualus klausimas. Ir sprendimas yra paprastas, dvišalės sutartys tarp Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės dėl dvigubos pilietybės, beje, kuriomis turėtų būti nusprendžiama, kaip suteikti galimybę balsuoti rinkimuose į Lietuvos valdžios organus, Lietuvos referendumuose gyvenant užsienyje, nesgi dabar parodė keliasdešimt tūkstančių užsiregistravo. Balsuoti išvažiavęs milijonas, 2 milijonai mūsų tautiečių į užsienį gyventi. Tai puikiai suprantam, kad daroma taip, kad nuosekliai ir laipsniškai Lietuvos tikrieji piliečiai nebegalėtų priiminėti sprendimų tautos vardu. Tai tokia mano įžanga ir mes turim akivaizdžiai pasakyti, kad šitas referendumas yra apgaulė. Tai nėra referendumas dėl keliagubos pilietybės, tai yra referendumas, kuriuo Seimas pasiūlė tautai pačiai atsisakyti teisę spręsti, kas yra Lietuvos pilietis, su kuo tai suderinama, nesuderinama, ir leisti spręsti Seimui. Asanavičiūtė, nebūdama labai išvalgi, atvirai tą suformulavo, atvirai savo vojažuose po visą Lietuvą, skaitydama taip vadinamas jos paskaitas, atvirai tai deklaruoja. Tai ačiū. Nedrįstu daugiau trukdyti. Viskas labai paprasta ir aišku. Ačiū gerbiamai Zigmai. Jeigu Zigmai atsijungsite, tai prisijungite tą pačią nuorodą, tiesiog programėlę dėl pranešimą. Klausimą galima, bet reikėtų eiti prie tribūnos ir mūsų susitikimuose tie klausimai yra pateikiami įgarsinant prie tribūnos. Ten, praėjimas tenais, ne, čia nėra. Ten mikrofonas yra. Klausimas toks, teisingai išgirdau, ar ne, kad yra pavojus, kad tie piliečiai, kurie dabar, pavyzdžiui, turi Rusijos pilietybę arba Lietuvos pilietybę, gali būti atimama ta pilietybė. Tuo pagrindu, kad bus priimtas įstatymas ir neatitiks kažkokiai tas kriterijus ir bus pagrindas atimto pilietybę iš kas turi Rusijos, Baltarusijos pilietybę, nes buvo kažkoks niuansas pasakytas, kad tik draugiškos šalis gali turėti dvigubą pilietybę. Pavyzdžiui, jau rusų, kas turi dvigubą pilietybę ir lietuvių, jis jau neturi būti, neįeis į tą sąrašą. Kažkaip taip, ar teisingai dėsiu. Aiškiai. Ar bus pagrindas atimti pilietybę, jeigu priims dar netitiks tam reikalavimui kažkaip. Gerbiamas Zigmai, turbūt klausimas yra jums ir daugiau tokie kaip apmąstymai. Gal aš pirmiausia ir sakysiu savo nuomonę, kad jeigu mes pirmame skirsnyje esančią nuostatą, su kuria sutarėme 90 metais dėl konstitucijos teisinimo, priėmimo,
dėl jos turinio, jeigu aš neklystu, pataisykit mane, 92% dalyvavo rinkimų teisę turinčių balsų piliečių. Ir jeigu pirmame skirsnyje tam tikrą nuostatą keičiame, ją galima keisti tik referendumu, ir referendumu nebūtų pakeista, tai įstatymas, kuris minimas biuletenyje, konstitucinis pilietybės įstatymas, gali suteikti teisę ateityje Seimo atstovams, Seimo nariams spręsti, kaip keisti patį konstitucinį įstatymą. Jau pats įstatymas nėra, niekada nebūna taip, kad įstatymas nebūtų keičiamas. Pataisykite mane, gerbiamas signatarai, jeigu aš klystu. Ačiū. Yra toks Lietuvos Respublikos įstatymas dėl konstitucinių įstatymų sąrašo. Jis po to buvo papildytas, man atrodo, 10 įstatymų yra tame tarpe, bet minėtas referendumo. Tačiau istorija yra tokia, kad tik pirmieji 391 metų vasario įstatymas dėl Lietuvos valstybės priimtas buvo pagal plebiscitą vasario 9, priimtas vasario 11, aukščiausioji taryba priėmė 1:1 formuluotę, už kokią balsavo tauta. Yra konstitucinis įstatymas dėl konstitucijos įsigaliojimo ir konstitucinis įstatymas, už kurį taip pat tauta balsavo 91-92 metais, dėl nesijungimo į postsovietinės erdves. Visi kiti konstituciniai įstatymai dėja priiminėjami Seimo. Pats šiurkščiausias pažeidimas yra konstitucinis įstatymas 2004 Liepos, neatsimenu kurios dienos, dėl narystės Europos Sąjungoje. Tautai nebuvo leista balsuoti už stojimo aktą, o po to, kai jau apiformino narystę pagal stojimo aktą, už kurį nebalsavo tauta, tada Seimas priėmė konstitucinį įstatymą dėl narystės ir įrašė į Konstitucijos 150 straipsnį. Tai aš manau, kad Nendrė yra teisė. Esminis dalykas yra tai, kad be tautos valios nekeičiamas pirmas konstitucijos skirsnis galėtų būti keičiamas bet kada ir kaip panorės Seimo. Tai yra esminis dalykas. O dėl piliečių ar nepiliečių, tai aš noriu priminti 92 metais pasirašytą Mastrichto sutartį dėl Europos ekonominės bendrijos pertvarkymo į Europos Sąjungą, politinę sąjungą, kurioje teigiama, kad pilietybė yra ir turi būti tik viena Europos Sąjungos. Pagal ją ir dabartinės redakcijos sutartį dėl Europos Sąjungos. Žinote, kad savivaldos rinkimuose gali dalyvauti kitų Europos Sąjungos valstybių piliečiai ir gali būti renkami. Vilnius jau buvo išsirinkęs neaiškios lyties vieną tokią asabą į Vilniaus tarybą praėjusią kadenciją. Tai tokios yra siekiamybės tų, kurie nori ištrinti nacionalinės valstybės. O mūsų vienintelis ramstis yra konstitucija. Patinka jinai, mums nepatinka. Negalime sakyti, kad jeigu kažkas kitas laužo konstituciją, kad ir valdžia, tai yra niekis, o po to gal nebelaužys ar panašiai. Mes teisiškai neturim į nieką galimybės atsiremti tik kaip į mūsų konstituciją. Dėl to siekis vieną iš kertinių mūsų konstitucijos pirmos skyriaus straipsnių, kas yra Lietuvos pilietis, ištraukti iš tautos sprendimo lauko ir
perduoti šią teisę ne tik tautai spręsti, bet ir Seimui. O anot visokių Asanavičiūčių demagoginio aiškinimo tauta neturi teisės spręsti, kokie yra konstituciniai įstatymai. Taip, kad mes matome tolimesnį siekį sudarkyti mūsų konstitucinę sąrangą. Tai yra esmė. Ir tai daroma apgaulės būdu. Negalim sutikti su tokiu apgaulės aktu. Ačiū gerbiamam signatarui ir Gediminas Ustinavičius, stebėtojų gildijos asociacijos narys. Turite pastabų? Ar jau galiu kalbėti? Tikrai taip. Aš Zigmui turiu klausimą. Lietuvos Respublikos ambasada Londone šitą referendumą savo Facebooko puslapyje vadina referendumu dėl pilietybės išsaugojimo. Klausimas yra toks. Ar oficiali Lietuvos įstaiga gali iškraipyti referendumo pavadinimą? Ir ar jinai gali, nes tokiu būdu iškraipydama, jinai kaip ir užima poziciją, jinai mums meluoja, jinai klaidina ir referendumą vadina kažkaip kitaip, negu kas iš tikrųjų yra registruotas Vyriausioji rinkimų komisija. Kas čia per nesąmonė? Manau, reikia kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, kad šita apgaulė būtų pašalinta iš Jungtinės karalystės. Už mūsų ambasados Jungtinėje karalystėje puslapio. Tai atviras melas, bet tai matom kaip valdžios pozicija. Tiek Asanavičiūtė, Seimo narė tai daro, tiek mūsų ambasada. Reiškia, organizuota yra apgaulė visapusiškai. Ir per vyriausybę, ir per Seimą. Ambasada yra vyriausybės institucija. Tai ačiū už vertingą informaciją. Tai yra referendumas ne dėl išsaugojimo, o būtent dėl noro, kad Seimas darytų, ką nori su mūsų pilietybė. Auditorijoje nuskambėjo klausimas, kaip nutiktų daugiapilietybės atveju su asmenimis, jeigu iškiltų karo grėsmė. Mes turbūt tik tai galime pasvarstyti, kad vienu ar kitu atveju susidaro įspūdis, kad daugiapilietybės įstatymas atsiranda ten, kur jau yra įaudrintos teritorijos, tai yra Ukrainos pavyzdys. Ar aš klystu, gerbiamas senatarė? Analogiškas įstatymas svarstomas Ukrainos aukščiausioje taryboje ir dalykiški ukrainiečiai diskusijose viešai tai vadina tos teritorijos ištuštinimo kitiem įstatymų. Aš bandžiau mandagiau tai pasakyti bendrais ES formaliais skelbiamais tikslais, principais. Ukrainiečiai, matydami tai, kas vyksta su Ukrainos išvalstybinimu, turiuomenė vakarų poziciją, Ukrainos atžvilgiu, tai jie vadina pasiruošimu Ukrainos išvalstybinimui. Lygiagrečiai, nežinau, trečdalis ar pusė jau Juodžemė yra parduota tarptautiniam korporacijom. Nors prezidentas Zelenskis sakė, kad tai darys tik tai po tautos referendumą. Taigi matome, kad kiekviena yra situacija naudojama tam, kad valstybės išvalstybinti. Neturiu ką daugiau pridurti. Dar yra klausimas ir su tuo, kaip šį referendumą vertina užsienio lietuviai. Ir jūs labai taip įdomiai pastebėjote ir taip mes tą klausimą jautrumą jaučiame. Man pačiai kaip stebėtojui teko kartu su
gerbiamo Juozaičiui dalyvauti užsienio lietuvių susitikimuose Anglijoje, kur jie labai aktyviai kalbėjo apie tai, kad jiems dvigubos pilietybės įstatymas arba dvigubos pilietybės galimybė yra pakankamai svarbi. Mes negalime paneigti tos aplinkybės, kad žmogus gimęs Lietuvoje neturėtų prarasti pilietybės dėl ekonominio aplinkybių, nes ūkis yra nustekentas, ūkio praktiškai nėra Lietuvoje. Tačiau kodėl, vėlgi grįžtu prie to paties klausimo, kodėl dvigubos pilietybės klausimas, kuris buvo, atrodo, 19 metais sprendžiamas ir aptariamas, staiga pavirsta į daugiapilietybės įstatymą. Kokios dar galėtų būti prielaidos, išskyrus tas, kad turbūt reiktų įvardinti tą pačiai. Mus nori nuvaryti nuo mūsų žemių, išpirkdami korporacijų akcijomis ir neleisdami spręsti ateityje šių klausimų. Negi žmonės tokie lengvatikiai ir negi žmonės pasirinks balsuoti už įstatymo, referendume už įstatymo pakeitimą, už konstitucijos pakeitimą. 2019 metais referendumui neįvykus. Dabar bandomas antras variantas, toks netiesmukai tai darant, o per tą apgaulę, kurią jau aptarinėjom. Tačiau aš noriu priminti ir kitą dalyką. Europos Sąjungos sutartis ir sutartis dėl jos numato laisvą be sienų kapitalo, žmonių ir investicijų judėjimą. Tai yra žmonėm labai patrauklu, viskas labai panašu ir taip smagu yra. Nors aš noriu priminti, kad po tariamo Lietuvos įstojimo Europos Sąjungą mes be vizų galėjom patekti į mažesnį skaičių šalių negu iki tol. Turėjom tiesiog dvišalės sutartis dėl bevizio patekimo į kitą šalis. Taip, prašome tęsti. Timsas nutarė, kad per ilgai šnekam. Techninė, taip. Prašom, mikrofoną tik įjungiam. Tai įjungta yra. Tai tokiu atveju mes užmirštam tai, kad šitas laisvės visiems, ypač mes kaip maža šalis, mokam savo kainą. Tai viena iš tų kainų ir yra pilietybės suteikimas. Bet kam, net nežinia kam. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal dabartinį pilietybės įstatymą vidaus reikalų ministras, net ne prezidentas, masiškai suteikinėja pilietybės kitiem, ką tik gimusiam Pietų Afrikos Respubliką, Izraelyje, dar kažkur tai. Ir tuo pat metu atiminėja pilietybės, dvigubą pilietybę įgijusiem Lietuvos piliečiam, kuriuos, kaip netgi sakai, dėl ekonominių priežasčių jie buvo priversti išvykti. Tai aš manau, kad nėra kito instrumento, kaip dvišalės sutartys, kuriuose reikia sudėlioti tuos visus niuansus. Ir teisės ir pareigas mūsų piliečių gyvenančių kitur, įgijusių kelias pilietybės, įgijusių antrą pilietybę, nes vargu ar retas matyt žmogus gali turėti 3 pilietybės. Natūralų gyvenimą gyvenantis, ne kažkokį tai dirbtinį gyvenimą gyvenantis. Tai dėl to tuos dalykus reikia spręsti, bet nespręsti tų, kurie liko Lietuvoje ir kurie priiminėja sprendimus sąskaitą. Ne mūsų valstybės, ne mūsų žemės sąskaita. Tai yra tas, kur tauta gali išlikti. Jeigu mes suvoksime, kad
visų pirma žmonės yra mūsų išlikimo garantas, ką ukrainiečiai taip pat pradeda dabar suvokti. Tai iš vienos pusės turim rūpintis išvykusiais, iš kitos pusės tai turim daryti labai atsakingai, neleisdami bet kam papulti čia ir spręsti bus už tikruosius Lietuvos piliečius mūsų likimą. Gal taip reikia suformuluoti klausimą. O pasitikėti Seimais mes matom, kad negalime. Dėl to klausimas yra labai svarbus ir aktualus. Dabartinė referendumo redakcija negali būti išeitis, ji yra pavojinga, nes Seimas, aišku, tęs savo valdžiavimą keliaklupsčios ir prieš Europos Sąjungą, ir prieš visus kitus norinčius išvalstybinti mūsų valstybę. Tada pagrindinis klausimas yra, gerbiamas signatarė ir turbūt auditorijai, kaip veikti kartu, kad šis referendumas, matomai, kad neįvyktų. Nes variantas A, mes norime išsirinkti savo prezidentą, kiekvienas keliausime į rinkimus rinkdami savo prezidentą, gausime biuletenį lapelį ir gausime antrą biuletenį lapelį. Variantas B, neiname rinkimus, nes netoks jau svarbus tas prezidentas, kuris nieko nesprendžia nei užsienio, nei vidaus politikoje, bet tada nevyksta referendumas. Variantas C, einame į rinkimus, tačiau kažką darome su tuo antru referendumo lapu. Variantas D, einame į rinkimus ir į eilutę, kur yra referendumo biuletenis, įrašome, kad mes atsisakome paimti referendumo biuletenį. Gerbiamas signatarė, jums klausimas ir jau rikiuojasi eilė piliečių norinčių jūsų to klausimus. Taip. Sutinku su nuomonė, kad paprasčiausias aiškinimas balsuoti prieš, nes mes negalime atspėti, kaip apylinkės komisijoje, ten komisijos nariai, išduodantis biuletenius, bendraus su žmogum, įtikinės jį tą ar kitą padaryti. O antras variantas - nedalyvauti referendume, agituoti, kad nereikia eiti į rinkimus, aš agitavau ir neagituosiu. Negalima taip nupilietinti mūsų piliečių. Tai kam tada jie tie piliečiai, jeigu jie nieko nedaro, bet 4 ar 5 metus nueidami balsuoti. Tai tada visiškas jų, tiesiog idealu valdžiai matyti tokius piliečius, kurie nenori dalyvauti rinkimuose, tada jie ir lengviau yra įgyvendinti, realizuoti savo scenarius. Daugiau čia neklausimas, bet pasiūlymas šito referendumo. Kada buvo taikymas referendumas dėl stovėjimo į Europos Sąjungą, matėsi, kad viskas buldozerius stūmė ir senai ten viskas nuspręsta. Tai ką aš padariau? Aš tą referendumo biuletenį namo atsinešiau. Viskas galima padaryti. Reiškia, siūlau būti, kaip jūs sakėte, vieną prieš balsuoti, o kitą nedalyvauti ir atsinešiu namo produktonukam, kad Lietuvą neužžalų, neužsnyk ir neparodė. Ačiū. Dėl to ir darome iš karto balsavimą. Sveiki. Dabar daugiau toksai neklausimas būtų, bet diskusija. Skaitykit, yra dalykas tas, kad informuoti žmonės reikia kuo plačiau, nes sužinojau pats asmeniškai irgi dėka visuomenininkų, kas paskelbė apie šito referendumo balsavimus. Viešoje erdvėje, ten nei per televiziją, nei niekur apie tai nėra skelbiama ir nėra aiškinama. Antras dalykas, užsienio piliečiai, jie netgi kol kas iš tikrųjų net žalio supratimo neturi, kokiu pagrindu yra tiekiamas netgi tas pats balsavimas dėl to paties referendumo. Čia, kaip teisingai buvo pasakyta, yra manančių, kad pirmiausiai visas tas dalykas yra daromas tam, kad
jie įgytų kažkokią tai teisę į dvigubą pilietybę, kadangi yra mišrios šeimos ir aš tokių pažįstu ne vieną ir ne du, bet situacija bendram fone susidaro tai, kad dabar mes atiduodami savo balsą Seimui, mes praktiškai prarandam absoliučiai viską ir to žmonės visiškai nesupranta ir negirdėjo ir nežino. Tai visų pirma, maksimaliai per visas grupės, kokias tik yra įmanomos, bandyti skelbti žmonėm tą tikrąjį esminį principą, dėl ko visą tai vyksta, kokia prasmė viso to ir visiems aiškiai pasakyti. Gerbėmieji, pasakykime griežtą ne šitam įstatymui. Nedarkykime savo konstitucijos. Labai paprastai. Aš dadėti turbūt norėjau. 10 metų pragyvenom užsienį. Ir žinot, ten gyvenant visi lietuviai turintys vaikus, jie tikrai nori, kad turėtų jie tą pilietybę lietuvišką. Ir jeigu čia jie, kaip jūs sakot, ambasada sako, kad tai vienintelis būdas jiems neprarasti, tai reikėtų iš tikrųjų išsiaiškinti daugiau. Ačiū. Aš nežinau, ar man pavyks paaiškinti aiškiai, tai ką pastebėjau rinkdama parašus. Žmonės kreipiasi tie, kurių giminės yra užsienyje ir jie negali, pavyzdžiui, Svetlankė iš Anglijos suspenduojama, tiesiog užblokuojama ir negali pasirašyti. Aš tokį pasiūlymą galėjau, kad fotografuokite tuos atvejus ir atsiųskite mums, kad tai būtų nors šiokie tokie įrodymai. Ir aš norėjau šiandien jau, kad būtų toks įrodymas, dėja ta moteris nesugebėjo suorganizuoti, bet aš manau, kad mums gal galima tokį pasiūlymą teikti užsieniečiams, kad jie siūstų, kaip yra blokuojami parašai. Ačiū. Ar galiu aš trumpai įsiterpti? Noriu pasakyti, kad yra dabar galiojantis Lietuvos pilietybės įstatymas ir pagal dabartinę konstituciją yra pasakyta, kad pilietybės įstatymas sprendžia šitos klausimus. Tai vat reikia užduoti kontrklausimą. Mėly žmonės, tai kam valdžia sumanė keisti konstituciją? Jie gali ir toliau kaitaliuoti tą pilietybės įstatymą ir daryti su juo, ką nori. Reiškia, yra kažkokia slapta potekstė, kodėl jie nori visiškai atimti mūsų teisę spręsti klausimą, kas yra pilietis, kas nepilietis. Ir diskusijose negalima pasiduoti tai tendencijai, kad va čia tam, kad išsaugoti. Darykit su dabartiniu pilietybės įstatymu taip, kaip reikia. Darykit. Ar su konstituciniu priiminėti jį reikia. Rodykit visiems, ko siekit, kaip siekit, iš ko atiminėsit pilietybę, iš ko neatiminėsit, o ne apgaulės būdu tautą nušalinti nuo šito klausimo. Bet kur yra esmė? Yra dabar pilietybės įstatymas, pagal kurį yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Ir man Čikagoje diskutuojant su lietuviais, kurie yra įsigilinę į šitą klausimą, jau 19 metų referendume sakė, kam jis reikalingas, yra pilietybės įstatymas, jis numatytas konstitucijoje, tai ten reikia spręsti visus tos klausimus. Suprantat? Tai ir parodo tą visą apgaulę, kad reikia jiem išspręsti kitą klausimą, nerūpintis mūsų žmonėm esančiais kažkur, kad neprarastų Lietuvos pilietybės, bet išspręsti kitus klausimus, apie kuriuos tyli. O esmė yra tautos nušalinimas nuo esminių klausimų sprendimų. Pasakysiu, kad aš teisingai, ką tik Zimas pasakė, tai yra tautos patraukimas nuo sprendžiamų klausimų dėl to, kas liečia pilietybės. Pilietybė yra svarbus dalykas, bet
ją reikia labai atsargiai ją naudotis. Ir aš siūlyčiau į Seimą, sakysim, dabar, kai bus rinkimai, tai yra, bus rinkimai prezidento ar ne, būtina eiti, balsuoti visiems. Neteisinga neiti arba ką nors, bet kuo daugiau žmonių ateitume, balsuoti, kuo aktyvesnė būtų, bet ir pasirinktume skaitos prezidentą, koks jums tinka. Ir pilietybę šitą įstatymą, žinoma, ignoruoti ir laukti kaip priešskaitas. O prezidentas, šalies vadovą, žmonių vadovą, kartu einantis su mumis, aš norėčiau visus pakviesti, kad nesiblaškyti, ne tarp kandidatų, tarp visurių, o pasirinkti patikrintą, tikresnį kandidatą, kuris ir pandemijos metu nepalūžo, nepabūgo šitos sistemos ir ėjo kartu su tauta. Tai toks žmogus yra Eduardas Vaitkus. Ir aš mielai pakviečiau visus Lietuvos žmonės, lietuvius ir žemaičius, žinoma. Mes esame vienos valstybės piliečiai. Tik tai labai gaila, kad mes kalbam apie kažkur iš jų, kad ne, bet mes šiandieną net nenorim pripažinti, kad yra tokia žemaičių tauta ir kad jis norintis įsirašyti į pasą, kad yra žemaitis, Lietuvos pilietis, bet žemaitis, jam šito neleidžia daryti. Jūs galite įsivaizduoti, neduoda įsirašyti į pasą, kad aš esu žemaitis. Ir daugelį atveju sako, nu koks čia dabar? Dabar yra jau paruoštas dokumentas, kuris bus pateiktas Seimui. Ir labai aš prašyčiau visus lietuvius palaikyti mūsų žemaičius, nes mes esame viena tauta, per amžius ilgiausiai buvome ir einame to keliu, taip kad būkit geri, palaikykit mūsų žemaičius šitam keliui. Labai ačiū, linkiu sėkmės ir darnos mums mūsų bendruose reikaluose. Žinot, dar kokia mintis man šovė. Yragi Lenkų korta, taip? Sprendžia ne pilietinius balsavimo klausimus, bet visus ekonominius, socialinius Lenkijoje sprendžiamus klausimus. Tai irgi svarstytinas klausimas, ginant mūsų piliečių, kurie prarado pilietybę, interesus. Aš nesakau, kad čia viską tai galima įspręsti, tų būdų yra daug, bet yra ir toks būdas. Dar vienas tada klausimas, prašom. Dar vienas klausimas ir tada būtų gerbiamas Simonavičius. Galima. Taip, prašau. Gal truputį pavėluotai, bet esmė yra kame, kad kiekvienos valstybės pareiga saugoti savo paveldą. Todėl bet kurio įstatymo priėmimas turi būti svarstomas, ar tas įstatymas nenaikins vietinio paveldo. Tai yra Lietuvos paveldo. Kol kas absoliučiai šitą kryptimį nieko nėra. Visi priiminėja visiškai nesvarstydami, kaip tai turi būti. O ypač pilietybės įstatymas naikina daugeliu ir naikins tikriausia mūsų vietinį paveldą, nes gali būti kolonizacijos ir kiti reiškiniai. Ir kitas dalykas yra, pavyzdžiui, kitas pavyzdys. Lietuvos valstybinė kalba. Įstatymas yra toks, kad sunaikino dzūkų, rytų aukštaičių, žemaičių kalbas ir taip toliau. Tai yra, mes turime eiti į paveldo išsaugojimą, suvokti, kad skirtumo vienybė yra mūsų stiprybė, o nei vienas įstatymas ir nei vienas Seimo narys kol kas apie tai nešneka. O apie tai reikia būtinai kalbėti. Kitaip mes neišliksime. Dėkui už dėmesį. Tatjana? Toks klausimas iškilo. Kadais tarybų laikais buvo toks posakis, netitinka obligus советского человека. Tai nebus taip, kad mes netitiksim įvaizdžio Europos piliečio. Ir pavyzdžiui, kai pakeis konstituciją, Seimas nuspręs padaryti įstatymą, pakeisti įstatymą taip, kad tu turėsi
atitikti tam įvaizdžiui Europos piliečiui. Ir jeigu tu netitinki tam įvaizdžiui, tam gali būtų atimtas teisės pilietybė. Pavyzdžiui, prisiminsim tas Drobiazką, ne? Va. Paklaus tave, ar kilo Krymas, ar dar kažkokia provokacija, tu neatsakysi teisingai pilietiškai, ta prasme politiškai, ir neteksi pilietybės. Ar gali būti taip pakeiti, toks pavojus iškiltų? Ačiū. Galite pasakyti, einate apibendrinimai Tatjanos klausimą. Tai pasisakymai kol kas neturiu ką atsakyti, nu ką aš dabar nebesinoriu patęs. Ir toks pavojus yra. Gali taip keisti įstatymą. Nes aš kaip supratau, jūs sakėt, kad gauti dvigubą pilietybę, trigubą nėra būtinai keisti konstituciją. Užtenka tik tą įstatymą, tos dvišalės sutartis padaryti su kitom valstybėm. Tam nereikia visiškai keisti konstituciją. Konstitucija keičiama kitų klausimų, kuri mums tiesiog nesako. Ta prasmė mums paslėpta. Tas užmanymas, kodėl keičiama konstitucija. Nes tą klausimą pilietybę dvigubą užtenka pakeisti, daryti dvišališkų sutarčių. Nereikia keisti konstitucijos. Kodėl dar tam keičiama konstitucija, kad tai yra didžiulis klausimas ir aš tam taip pamodeliavau situaciją, koks gali būti pavojus, koks gali būti scenarius. Ir pamačiau, kad gali būti toks scenarius, kad ta pilietybė gali būti atimama dėl politiškų klausimų kažkokio. Teisingi klausimai, bet tai yra pilietybės įstatymo klausimai, o ne šito referendumo. Pabandykim neišsiplėsti labai, o kalbėti apie pateiktą referendumą, paskelbtą. Dar norėjau aš pati paklausti ponas Zigmo Vaišvilos, ar tai paskutinis klausimas jau bus, uždarysime apie klausimus, ar tai galėtų būti, kad šiuo įstatymu, pavyzdžiui, galėtų gauti pilietybę neaiškus, sakykime, arba nežinomi kažkokie žmonės, kurie išpirktų, pavyzdžiui, žemės Lietuvos. Tai galėtų būti. Arba, pavyzdžiui, jeigu būtų toksai įstatymas ir kokie 2 milijonai svetimų šalių piliečių taptų mūsų piliečiais, mes nebeturėtume sprendimo jokio balso rinkimuose, kadangi jau jų būtų dauguma. Ar tai galėtų toks būti pavojus? Dėl žemių išpirkimo, tai jau klausimas išspręstas, supirkinėja ne tik tai užsieniečiai, bet ir juridiniai asmenys, ko pirminėje konstitucijos redakcijoje nebuvo. Buvo tik tai fiziniai asmenys Lietuvos piliečiai. O šiek tiek dėl referendumo dar grįžtant, nespėjau sureaguoti. Tai gaunasi, kad Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimas, kur išbraukiamos yra eilutės, išskyrus įstatymą numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Ir tas išbraukiama yra ir pakeičiama maždaug taip, kad galėtų būti tik tais draugiški Lietuvai jau piliečiai, valstybių piliečiai, Lietuvos piliečiai, jau kurie gauna kitos valstybės draugiškos Lietuvai. Pavyzdžiui, JAV, Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir PVZ. Jo, bet jeigu mes žiūrim į rytų pusę, pavyzdžiui, Kinija, Rusija, dar kažkas, tai dabar Palestina, ta pusė. Jeigu būtų tos šalies pilietis kartu, tai jau čia nebedraugiškas. Ir jisai tada prarastų Lietuvos pilietybę. Tai čia, žinokit, diskriminacija lygioje vietoje gaunasi. Ir jeigu pažiūrėt, tai tokias prielaidas kelia kaip susigalvojama, galima sakyti, su žmonėmis. Ir Lietuvos baudžiamojo kodekso 170 straipsnis tokiem žmonėm, žinokit, nuo metų iki 3 metų, jeigu aš neklystu, laisvės atėmimas, kurie tą daro. Neapykantos skatinimas, vadinasi tas straipsnis.
Tai čia susimąstymai. Ačiū. Einant visai į pabaigą, vienas klausimas ir Gediminai, mes eisime apibendrinimą būtent šią temą, bet dar Zigfridas turi klausimą. Tai prašau. Čia norėčiau kaip tik papildyti tai, kas pasakyta. Kadangi gerai pagalvokim, geopolitinė, ta vadinamoji draugiškai, nedraugiškos šalis, šiai dienai vienos draugiškos, kitos nedraugiškos, o pilietybė išduodama yra, na, sakykime, visam gyvenimui, jeigu tai paimkim. Tai kada ten kas pasikeis, kokie tėvėjai ir, sakykime, susipykom ten su kažkuo tai ir dabar kaip tada traktuosi ir kaip tu žaisi visą tą nedraugiškos politikos scenarijų. Tai reiškia, kad gavai pilietybę, praėjo kokie 5 metai ten tarpusavėje politikai susipyko, šalis atseit neberanda sutarimo, o žmogus lieka už borto. Na, tai irgi yra nesąmonė. Negadinkim konstitucijos ir išlaikykime savo pilietiškumą taip, kaip priklauso. Na ir paskutinė mano pastaba dėl pabaigoje kilusios diskusijos dėl draugiškų, nedraugiškų šalių, referendumų, pilietybės klausimų. Na, bet čia žmonės, aš dar kartą noriu jums pakartoti, negalima Lietuvos konstitucijoje įvedinėti kitų šalių santykius. Tai yra mūsų konstitucijos pagrindų veikiančios valdžios ar tautos susitarimai su kitom valstybėm. Bet kur yra esmė. Tai jeigu reikės aukoti vieną susitarimą su Rusija, su Jungtinėm Amerikos valstijom, kurių nedraugais gal kažkada gal tapsim eilinį kartą, tai mes turim suvokti ir atskirti sąvokas. Mūsų konstitucija yra mūsų, ne kitų šalių. Kitų šalių reikalus į mūsų konstituciją įkišinėti negalima. Taškas. Tam yra tarptautiniai susitarimai. Čia gera, bloga, draugiška, nedraugiška, baikim šitas nesąmonės. Lietuvos konstitucija yra Lietuvos piliečiam ir taškas. Ir niekam kitam. Jeigu kitus santykius reguliuojamės tarpvalstybiniais susitarimais. Taškas. Dėkui už atsakymą. Gal dabar galėtumėte apibendrinti? Tai šią temą, referendumo temą, mes baigėme šiandieninę pasikalbėjimą. Ačiū dalyvavusiam signatarų Zigmui Vaišvilai. Paplokim. Tai skelbiama 15 minučių techninė pertrauka, kurios metu kviečiame atsigerti kavos, susitvarkyti savo buities rūpesčius ir susimatome po 1:30. Po pertraukos toliau kalbėsime su gerbiamu signataru ir su stebėtojų gildijos nariais, kalbėsime apie stebėjimo svarbą. Todėl tikimės, kad pašnekovai, kurie yra nuotoliniu būdu, taip pat prisijungs 1:30. Ačiū labai, skelbiama 15 minučių pertrauka.